Kur ta Gabrielė? Jau turėtume pradėti filmuoti, bet vis jos nėra. Nesuprantu. Bet ne vis dėlto reikia eiti ieškoti Gabrielės. Kur čia visi dingia, nu nieko nerandu. Sakykit, gal jūs žinot, kur visi dingia iš mokyklos? Ta prasme, visur taip tuščia. Nežinau. Gal jūs žinot, kur visi taip dingia, nieko taip nėra mokykloje? Turbūt pamokose gal jau. Sakot, pamokose? Arba kieme gal už kampo kur mokyklų. Nu, aš nežinau, kažkaip įtartina. Įtartinai. Karantiną paskelbėti turbūt už tai. Karantiną? Pradėjo sirgti visi. Labą dieną. Labą dieną, nors vieną žmogų radau mokykloje. Gal tu žinai, kur visi taip dingo, pažiūrėk, tuščia visur. Nu, aš girdėjau, kad karantinas. Negali būti. O tai kodėl negali būti? O tai kur Gabrielė, matėtų Gabrielę? Gabrielė serga? Nežinau. Serga. Tikiuosi, gal pasveiks iki vedimų. Bandom dar ieškoti. Ir čia nieko nėra. O kur visi dingo? Namo. Namo. Pavėlavau, atrodo. Nieko tokio. Nežinau, labai širdį skauda. Dėl ko? Nu, netektis, nerandu savo vedėjus. Tikrai? Jo, labai liūdna iš tikrųjų. Nu, nieko, gal dar atsiras. Gerai, rasite. Verskite ir bus atidaryta. Taip, tikiuosi atidarys. O Jėzau, nu kur tu buvai? Ką tu rokai užmuoji? Kuo? Taigi karantinas mokyklų paskelbtas. Eik, tu, aš tavęs visur ieškau mokykla, tu aš visų klausiu. Negali būti. Bet žinias tai jau pravest reikia. Tikrai karantinas? Nu, žinok, jo. Negali būti, bet gal jau pradeda. Sveiki, mieli Žiburio žinių žiūrovai. Su jumis ilgai laukti ir pasilikti, bet dar vis sergantys Rokas Ir Gabrielė. Nu ką, Rokai, tai kokį reportažą šiandien mes parodysim? Bet tikrai, juk visi serga, nieko nebeturim. Tai ką dabar daryti? Bet žinios juk turi būti. Na nieko, ta proga, kadangi jūs visi serga, tai siunčiam jums muzikinį sveikinimą, jo greičiau pasveiktumėt. Taigi, mėlyjei, turime jums du komercinius pasiūlymus. Komercinis pasiūlymas numeris 1. Kad jau taip nutiko, jog turime papildomas atostogas, tai pailsėkit, pamiegokit, padėkit tas visas knygas į šalį truputėlį.
Ir komercinis pasiūlymas numeris 2. Saugokite savo ir kitų sveikatą ir jeigu sergate, pasveikit, nes juk laukia jūsų mokslai. Su jumis buvo Žiburio žinios. Normaliai, man patinka DJ. Labą dieną, čia mados reidas. Rokai, ar ne per didelis švarkas? Čia tik detalės, bet man DJ patinka. Karantinas. Karantiną paskelbėti dabar išleido. Mokykla netuščia. Mokykloje yra žmonių. O jūs kodėl nepamokoja? Nes aš jau baigiau savo pamokas. Jis pradeda sakyti. Tai gal pamori. Nu gerai. Gerai. Taigi, mėlyjeji, 2 komerciniai pasiūlymai. Numeris 1. Pailsėkite per šitas papildomas atostogas, valgykite daug citrinų, česnakų. Lempa, nusišnekėjau.